Ir vėl trumpa ataskaita. Mano buvimo Cashflow projekte. Kelinta diena? 7 praėjo, 8 prasidės. Ką reikia padaryti? Pirmiausia, sekmadienis neleidžia mums skaičiuoti atlygį, tiesiog sekmadienis yra išeiginė diena. Turiu aš programų taip SFF 50, FF 30, SFF 100. Šitoj programoj 3, nes programose yra daugiau negu 20, mes galim derinių daryti. Ir taip, dabar spaudžiu skaičiuoti atlygį. Taip, pirmiausia, žiūrėkit, kopėčios yra 8,40 €, pakvietimo premija 5,50. Iš viso gauta, aš įsivedžiau 2 € išsivedžiau iš šitos būtent programos ir iš kitos dar irgi įsivedžiau 2, tiesiog pasižiūrėti, kaip veikia visi tie išvedimai. Grupiai beje prašė, kad paimti ir parodyti, kaip įsiveda. Aš įsivedžiau tik tais, iš karto sakau, į Cashflow būtent jų piniginę. Toliau aš neišvedinėjau, nes yra komisas, aš nematau reikalo. Ir nematau iš tikrųjų reikalo paimti kažkam tai įrodinėti, kad pinigai išeina. Jo labiau, kad Cashflow dirba daugiau negu 12 metų. 12 ir gal 7 mėnesiai, man atrodo, jau dabar yra. Jau. Taigi, šiandien toliau, ką reikia daryti, skaičiuoti atlygį. Paspaudžiu, atlikti skaičiavimus, ok. Ir dar kartą sutinkam viskas. Įsijungė laikrodis, atgalinė eiga eina ir dabar žiūrim, kas čia kur pasikeitė. SFF, nepasižiūrėjau, anksčiau nepasakiau, tik tais 8 dienos. Matot, iš 15 dar liko 7 dienos ir užsidarys šitą programą. Visi pinigai, kur prieinama ir nuskaičiuota, jie visi čia 50 su uždarbiu subirės ir po 15 dienų atsirakins šitą programą, bus laisvi pinigai. Toliau, ką norėsiu, tą darysiu. Dabar FF 30, čia reikia padaryti dar vieną veiksmą, kur yra veiksmai. Nes matot, kitas apmokestinimas ir prieinama. 1,20 €, 1,20 €. Šitoj programoje yra 30 dienų ši programa ir kiekvieną dieną nuo investavimo, tai yra nuo 30 €, kiekvieną dieną 1,20 € yra išmokama. Ir kiekvieną dieną reikia pasimti šitus pinigėlius. Pinigėlius sakau, nes jie maži iš tikrųjų yra. Taip, spaudžiam veiksmai, pasimti premiją, ok. Ir dabar keliaujam atgal. Žiūrim, matot, prieinama 0 liko, kitas apmokestinimas 1,20 €, viso nuskaičiuota 9,60 € ir dabar apačioje, jeigu pasižiūrėsim, kopėčios 9,60 €. Matot? Taip, čia lygiai tas pats kaip ir SFF 50, tokia pati programa, tik tais, kad sumos skiriasi. Toliau GF keliauju, nes aš turiu. Čia irgi reikia jau atskirai paspausti mygtuką skaičiuoti atlygį. Ir čia yra ne visai taip, apie pusmetį dirba. Šitas indėlis. Indėlis yra mano 120 €. Sraute liko 187,61 €. Čia priklauso, kiek mes įdėsim pinigų, nuo tos sumos priklauso, kokį procentą mes paimsim ir uždirbsim. Yra skirtingai, kuo didesnė pinigų suma, tuo didesnis procentas yra uždirbamas per tą pusmetį. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsim apačioj, kopėčiose yra 4,39 €, aš iš kopėčių nenusiimu pinigų, todėl kad ir čia
būdami pinigai, va šitoj va vietoj, jie auga, jie atneša procentą. Nėra prasmės man paimti jų nusiimdinėti, todėl kad mano yra tikslas visai kitas. Yra taip, reinvestuoti šitus pinigus, galbūt dar aš daugiau įdėsiu, nežinau, bus matyt, bet tiesiog šitus pinigus auginti, juos visaip dėlioti, tas sumas, kurios jau, sakykime, galima bus reinvestuoti, nes kol kas tai yra per mažos sumos, jau atgal sukritusios, kad paimti ir vėl reinvestuoti. Greičiausiai reikės palaukti 7 dienas, dar savaitę palaukti ir tada jau vėl galima bus žiūrėti, ką galima bus daryti su šitais pinigais, kurie jau čia yra investuota. Kaip ir sakiau, mano tikslas yra toks auginti pinigus ir kad man kiekvieną dieną atneštų vis didesnis pajamas. Realiai aš dar nesusiplanavau, kokių aš noriu pajamų per dieną, bet greičiausiai, ne greičiausiai, bet minimalus mano noras tai yra 100 eurų per dieną. Tai taip, kad reikės kantrybės man dar. Ir gerai, dabar spaudžiu atlygį. Ir veiksmai, matot, čia pinigai, iš piniginį reikia paimti, paspaust, kad jie kopėčiose sukristų. Matote, dabar kopėčiose yra 5 eurai ir 8 centai. Jau kitas apmokestinimas 71 centas bus. Buvo, man atrodo, 69 ar tai 68, nepastebėjau. Atsisuksit video šitą filmuką ir pamatysit. Tai tokia ataskaita. Taip, beje, ką dar? Nusipirkau aš, tuoj parodysiu, piniginiai pačioj. Nusipirkau karatų CRT tokenų, čia kur 1000 matosi. Tai atliks lygiai tokį patį vaidmenį kaip ir Icarensas, ECR, kur viršui matosi yra likutis 0,62. Nes Icarensas dabar visose programuose jisai dalyvauja. Karatas irgi dalyvaus visose programuose, nes dar yra kuriama naujų programų. Mes turėsim labai greitai, labai faina, smagu. Ir ten jos dalyvaus. Ką tai reiškia tas dalyvavimas? Aš dabar nepasakosiu, tik tais tiek noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, karatas dabar kainuoja už 60 USDT maždaug 1000. Jų išeina. Kažkada tai kainavo ir Icarensas tiek mažai. Žmonės pirko jį, nes buvo pasakyta, pirkit, nes jisai brangs. Tai šiandien dienai Icarenso yra kaina 60 USDT. Įsivaizduojat, 60 USDT. Tai tikrai ne 6, net ne 60 centų, ne 6 USDT, o 61 Icarensas. Dar gegužės mėnesį jisai kainavo, bijau suklyst, bet man atrodo 24. Ir nuo to laiko jisai tiek pakilo ir jisai tikrai kils. Nes taip yra sukurtos programos, kad juose dalyvauja Cashflow šito projekto sukurtos skriptos. Tai dar viena galimybė paimti ir užsidirbti, nusipirkti šitų pigių, kol kas pigių monetų ir žinoma įjungti kantrybę. Kantrybės visur reikia. Norint užsidirbti pinigų, visur reikia kantrybės. Mes puikiai žinom, kad nebūna tokių stebuklų arba, retai būna, kas išlošia ten milijonus arba randa čemodaną su pinigais. O šiaip visur visada reikia kantrybės. Ir ką viskas baigiu, sau linkiu kantrybės, jum linkiu kantrybės. Žiūrėkit, stebėkit, pakartosiu, 12 su virš metų jau dirba Cashflow programa, šitas projektas. Todėl aš jį ir pasirinkau, aš jį seniai žinau, ne vieną kartą mane kvietė, bet kadangi jisai buvo dar neseniai sukurtas, tada seniai, aš nejau, nes galvojau, nepasiteisins. O dabar jau, kai tiek laiko praėjo, viskas, žmonės patikrino, laikas patikrino,
šitą projektą ir tikrai galima normaliai dirbti, jis neužsidarys, nes taip yra sukurtas, kad žmogus šiandien prisijungęs pagal skaičiavimus, jeigu ir neteis nei vienas kitas žmogus, absoliučiai nei vienas, minimaliai 13 metų dar pradirbs Cashflow projektas. Tai va tiek, puikios savaitės, geros nuotaikos visiems ir lauksiu visų klausimų, lauksiu, jeigu jūs norėsit kažką tai daugiau sužinot, jūsų žinučių. Sėkmės dar kartą ir iki.